Kadangi klimato kaitos rizikos vertinimai rodo, kad klimato kaita paveiks įvairius sektorius, savivaldybės turi planuoti priemones ir prisitaikyti prie klimato kaitos. Ankstyvos ir gerai suplanuotos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės padės sutaupyti lėšų ir išvengti galimų nelaimių ateityje. Vykdant prisitaikymą prie klimato kaitos, labai svarbu regioninis bendradarbiavimas ir aktyvus savivaldybių institucijų bei vietos bendruomenės dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant priemones. Savivaldybės turėtų rengti prisitaikymo planus, kad supažindintų, kaip klimatas keisis savivaldybėje, įvertintų, kur didžiausios rizikos ir galimi nuostoliai, suplanuotų efektyves priemones ir reikalingą biudžetą, nuolat vertintų priemonių įgyvendinimą ir papildomų reikalingumą. Klaipėdos miesto savivaldybei, kaip pačiai jautriausiai savivaldybei 2050 metais, buvo parengtas pilotinis prisitaikymo prie klimato kaitos planas. Jį rengiant buvo nustatyti šie strateginiai uždaviniai: didinti Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos sektoriaus atsparumą, padidinti biologinės įvairovės, ekosisteminių paslaugų ir miškininkystės sektoriaus atsparumą įgyvendinant priemones, sudaryti palankesnes sąlygas tvariam vandens išteklių ir pakrančių zonos valdymui, didinti energetikos sektoriaus atsparumą ir mažinti neigiamą energijos tiekimo sutrikimų poveikį, didinti infrastruktūros atsparumą ir apsaugoti kultūros paveldą, sumažinti klimato kaitos ir ekstremalių oro sąlygų sukeltų ekstremaliųjų situacijų riziką.